Чё? Не настроение, Ватсон? Na ką, nenuotaikoje, daktarė Vatsonai? Конечно, когда такая погода. Suprantama, kai laukia toks oras, pliaupia lietus, Дует ветер. pučia vėjas. Откуда вам это знать? Iš kur jūs tai žinote, Šerlokai? Элементарно, Ватсон. Elementaru, Вы Vatsonai. не поздоровались, значит, вы не в настроении. Jūs У вас nepasisveikinot, плащ reiškia мокрый, lyja значит, lietus. льет дождь. А ветер я слышу через O форточку. vėją aš girdžiu per orlaidės plyšį. Гениально. Genialu. Логика и дедукция, Ватсон. Logika ir dedukcija, Между Vatsonai. прочим, Tarp kitko, pas mus netrukus ateis viešnia. Неужели вы влюбились? Nejaugi jūs įsimylėjote, Šerlokai? бросьте эти шуточки, Ватсон. Vaikite savo šitus kvailus Есть juokelius, вещи, которые Vatsonai. даже я Yra не dalykų, могу į kuriuos net aš nežinau atsakymų. Между прочим, Ватсон. Tarp kitko, vladite Vatsonai, lietuvos языком? ar jūs kalbate lietuviškai? Конечно, я же, как и вы. Taip, žinoma, aš kaip ir jūs poliglotas. А почему вы спрашиваете? O kodėl jūs to klausėte? Литовец? Nejaugi mūsų Lietuvka, viešnia Vatson. lietuvis? Lietuvė, Vatsonai. Нет, только... Atleiskite, Šerlokai, aš dar tik Помните, mokausi. Ватсон, как будет Priminkite man, по-литовски kaip «Здравствуй». lietuviškai bus laba diena. Конечно. Labadiena, mielas daktarė Vatsonai. Kaip jūs gyvenate? Toliau filmas vyks lietuvių kalba. Labadiena. Labadiena. Лабалина и поня поняля. Ponia Beringer. Iš kur jūs žinote? Vatsonai, jūs užmirštat, kas aš esu. Prašom praeiti. Ponia Beringer, įveskite trumpai mano draugą daktarą Vatsoną į situaciją. Niekas išskyrus jūs man negali padėti. Prieš 3 dienas buvo mano vestuvės, mano ir mano velionio vyro. Ir pirmą dieną mes atšventėm viską normaliai, o iš ryto, kai muzikantai atėjo mūsų žadinti, jau ir turėjo vykti piršlio korimas. Aš tik tai trumpam nubėgau į tualetą ir grįžusi aš pamačiau, kad mano vyras Gulėjo kraujo klane. Tiesiog negulėjo, o buvo prisabačintas. Daktarė Vatsonai, kaip bus prisabačintas lietuviškai? Lietuviškai tai skambėtų prišunintas. Jūsų vyras buvo prišunintas prie sienos, tarsi paveikslas. Jo rankos ir kojos buvo įsukinėtos, o kairė ir dešinė akis sukeistos vietomis. Rankoje jis laikė Edgaro Po poezijos knygelę, kurioje buvo atversta 74 puslapį. iš kur jūs žino. Elementaru, ponia Beringer. Genialu. Šiandien yra spalio 20 diena, vėjuota. Kai buvo jūsų vestuvės, buvo spalio 16. Lyjo lietus. Sakykite, Holmsai, iš kur jūs žinote, kad lyjo? Lietuvoje visą laiką lyja lietus. Genialu. Kągi, vadinasi, važiuosim į Lietuvą, viską įsiaiškinsim. Ne, ponia Vatsonai, mes niekur nevažiuosime, būkite ramus. Mes viską įsiaiškinsime čia, šitame kambaryje. Tuomet teks uždėti dar malkų. Beje, atsakymą, ponia Beringer, aš jau žinau. Bet man dar reikia užduoti jums porą klausimų, ar aš galiu? Taigi, ponia Beringer, žiūrėkite man tiesiai į akis čia. Kodėl? Taigi logiška, todėl kad aš dabar atsisėsiu. Genialu. Ponia Beringer, ar per jūsų balių vestuves buvo maisto gėrimų? Taip, pas mus taip priimta. Ar jūs galite pasakyti, kiek pinigų jūs išleidote vienam žmogui, kad jis būtų sotus ir pagirdytas? Kiek pinigų aš išleidau? Mes išleidom, pinigų buvo, aš galvoju, apie 200 litų žmogui. Tai yra 50 svarų. Iš kur jūs žinot? Toks kursas. Genialu. Pone Beringer, o kai jūs priėjote prie stalo, šakočio galiukai buvo savo vietose ir jie buvo nulaužti? Šakočio galiukai. Jie buvo nenulaužti. Nenulaužti. Reiškia viskas aišku. Kad vaikų vestuvėse nebuvo, pone Beringer. Ar aš teisus? Daktarė Vatsonai, gal galite nusijuokti?
Ar buvo saldus stalas? Laukit, tėve, aš nieko nebeprisimenu. Buvo saldus stalas, tikrai buvo. O tortas? Vestuvinis tortas? Baltas su 2 gulbėm. Buvo. Ir mes įpjovėm tortą. Pasakykite, kokios rūšies buvo silkė, ponė Beringer? Silkė buvo. Silkė marškinėliuose. Su marškinėliais. Labai painu, labai sudėtinga. Genialu. Taip piršlį jūs turėjote pakarti. Piršlio mes nespėjom pakarti, nes tada mes atradom negyvą mano vyrą. Mano vyras sugadino piršlio korimą. Tai tame ir esmė, ponė Beringer. Piršlys taip ir nebuvo pakartas. Nebuvo. Ponė Beringer, jūs pradėjote mąstyti. Labai malonu, kad jūs jau prisijungėte ir atsipalaidavote. Ponė Beringer, dar poras klausimų ir aš pasakysiu, kas yra žudikas. Taip, tik jūs vienintelis galite tą padaryti, nes jeigu jūs nepasakysite, niekas pasaulyje neišspręs šitos bylos ir ją tiesiog teks uždaryti ir žudikas bus laisvė, suprantat. Šachas. Matas. Pone Beringer, aš dabar jums pasakysiu, kas yra žudikas. Eni beni rikitaki, dursiu kaip pirštų į akį. Žudikas yra... Jūs. Genialu, bet iš kur jūs tai žinote? Viskas prasidėjo nuo tada, kai aš pamačiau ant jūsų rankos žiedą. Žiedo įspaudas jūsų piršte yra 0,7 mm, ponė Beringer. O tai rodo, kad žiedas jau nešiotas yra senai ir to jūs nenuginčysit. Vietoj jūsų, ponė Beringer, ceremonijoje dalyvavo jūsų dvynė sesuo. Genialu. Elementaru, Watson. Nes tokias baises šukuosenas, kokie nešioja ponė Beringer, nešioja tik tai dvynės sesės arba geografijos ir fizinio lavinimo mokytojas. Genialu. Bet kodėl akys buvo sukeistos? Iš kur jūs tai žinote? Watsonai, o akys buvo sukeistos todėl, kad kai auka miršta, jo akių atvaizde lieka žudiko veidas. O kadangi sesės yra 2, tai akys sukeitus lieka tik tai vienas žudikas ir jis yra fokuse. Genialu, bet kodėl? Kodėl jį nužudė? Elementaru, Watson. Dėl ko moteris žudo? Moteris žudo tik dėl pinigų arba iš pavydo. Mes turime antrą variantą. Kai ponė Beringer pasamdė savo seserį, kad ji atšvestų vestuves su savo jaunikiu ir ji atsigulė pirmos nakties, ponė Beringer pamatė, kad jos sesuo su vyru mylisi žymiai geriau ir yra išradingesni negu jie. Jie mylisi ir vėžio, ir arkliuko pozomis. Kas labiausiai džiugino? Jos vyrą. Tai labai nuliūdino ponę Beringer ir iš įniršio paimta. Dėl pavydo ji nužudė savo jaunikį ir aišku, mes turime ne vieną auką, ji nužudė ir savo sesę dvynę. Genialu. Genialu. Pone Watsonai, užtenka vieno genialu, nelyskite man per daug į šikną. Gal aš galėčiau paprašyti stiklinės vandens? Siju minutačku, pani Beringer. Ačiū, bet ji... Taip, Watsonai, ji pabėgo. Kam tas vanduo? Pasilaikykit, jums jo prireiks. Sėskit. Mielas Watsonai, na ir kas, kad jinai pabėgo? Aš taigi žinojau iš anksto, kad ji padarys šitą žmogžudystę, kad ji ateis pas mus, kad mes uždavinėsim klausimus, kad ji išsiduos ir kad pasakysiu, kad ji žudikė. Ir ji paprašys manęs nueiti vandens. Ir tuo metu pabėgs. Ir jūsų veidas liks kaip sumalto Yorkšyro. Bet tuo tarpu aš jau seniausiai buvau pakvietęs policiją ir viską jiems papasakojęs. Matote, konsteblis jau ją suėmė ir veda į nuovadą.
Genialu. Genialu. Taip. Tai yra genialu, Vatsonai. Mano žinojimas, kas buvo, kas yra ir kas bus po to, kai bus, kartais mane glumina. Ir aš jums norėjau pasakyti kaip draugas senam draugui. Da pašly вы вон, мой Ir eikite jūs lauk, mano mielas draugė. Vandens. Воды. Вода у вас в Vandens. руках. Vanduo jūsų rankose. Genialu. Genial. Вы же знаете, что я знаю все. Jūsgi žinote, kad aš žinau viską, netgi tai, ko aš Когда nežinau. я буду старый дохлый старик, Ir kai aš senas dviestelės krienas rėksiu baskerviliniu balsu ir prašysiu jūsų pagalbos, просить вас о помощи, вы будете далеко. Где-то глаз. jūs būsite toli, kažkur Glazge, mažame namelėje, su maža žmona ir mažais vaikais, žaisite stalo žaidimus. Вы меня предадите. Jūs mane išduosite, paliksite ir pamiršite. Да. Наверное, я думаю... Taip, вы galbūt. Aš galvoju, jūs teisus. Taip ir Да bus. пошел вон. Tai eik lauk, Yorkshyrская собака. Yorkšyro šuva. Vandens. Prašau, Воды, пожалуйста. prašau. Воды, пожалуйста. Я же говорил, вода у Juk вас. sakiau, vanduo pas jūs rankose. Гениально. Genialu. И оставьте этот парик, купленный за мои Ir деньги. palikite šį peruką pirktą už mano pinigus. Вот это позор. Va čia tai gėda. Fu, Фу. fu. Фу. Фу. Ох, Ватсон, Ватсон. Vatsonai, Vatsonai. Какая большая ливень на улице. Kokia baisi liūtis už lango. Предчувствую. Nujaučiu, grėsia didžiulis potvinis. Много людей погибли. Daug žmonių žus.